Mėlyjei, šiandien buvo sąmoningas darbas su Žeme, su Žemės atmosfera, su Žemės energijomis. Ir noriu pasidalinti įžvalgomis ir tą informaciją, kuri patikė man Žemės sąmonė apie ateitį, kur ir link jinai eina. Pirmiausia, noriu pateikti tai, ką mačiau ateityje, tai yra 2150 metais. Būtent tais metais jau nėra destrukcijos, nėra tos matricos, kuri yra dar dabar jaučiasi, tos trečiosios matricos. Žmonės čia yra susikoncentravę į savo evoliucinį vystymąsi, į dvasinį vystymąsi. Dvasinis vystymasis jis yra pagrindas visose struktūrose, visose mokyklose, visose sueigose. Pagrindas yra dvasinis vystymasis. Žmonės čia evoliucionavę labai aukštame lygyje. Pas juos yra atsivėrusios telepatija, jie gali šnekėti be žodžiais, mintimis. Pas juos yra atsivėrusi aiškiaregystė, pajautimai. Žmonės čia jaučia vienas kitą iš toli. Netgi šeimos nariai, kai jie yra gana atskirti, toli vienas nuo kito, jie jaučia vienas kitą, jų emocijos kiekvienas su kito, mintis nuskaito. Telepatinis ryšys jų yra geras, nes vyksta sinchronizacija. Kiekvienas jisai yra žmogus, kuris yra nuoširdus, atviras ir tyras. Išlaikyta širdies čakra, jinai atvira. Išlaikytas sąžiningumas, tyrumas, krištolinis tyrumas. Kiekvienas žmogus jisai yra sąžiningas pats su savimi ir su visais kitais. Melas jau čia neegzistuoja. Nuo tada, kai žmogus pradėjo vystyti savo pajautimus, pradėjo vystyti telepatiją, viskas pradėjo aiškiai matytis. Ir būtent melas, visi pradėjo matyti būtent šitą energiją, kuri yra destruktyvi, tai melo energija. Ir žmonės nuo to jau yra nuėję. Jau tais metais jie yra nuo to nuėję. Jie vykdo savo sąmonės evoliuciją, labai greitai plečiasi, labai greitai eina. Tokių karminių saitų, mazgų, kaip buvo destruktyviame trečiojoje matricoje, jau nėra. Yra karminiai ryšiai palaikantis vienas kitą, sustiprinantis vienas kitą. Tai yra resursiniai karminiai ryšiai, kurie padeda vienas kitam eiti evoliucinių kelių. Jie grįžo, visi žmonės grįžo į tą pradinį tašką sąryšyje su Žeme, sąryšyje su visata. Jau tais metais yra kosminis, resursinis Žemės laikas. Tai yra, jinai įeina į kosminę tarpplanetinę sąjungą su kitomis planetomis. Todėl jau Žemėje yra galima pastebėti kitų svečių iš kitų planetų. Ir jie yra labai draugiškai ir palankiai nusiteikę žmogaus atžvilgiu. Jie duoda žmogui vystymąsi įvairiose technologijose ir įvairiose srityse. Tai yra resursinis vystymasis, plečiantis žmogaus sąmonę, nes būtent Žemės vystymasis, žmogaus vystymasis technologinė pusė labai pagreitėjo, kai Žemė įstojo į tarpplanetinę sąjungą. Daugumą procesų vykdo kvantinis kompiuterio pagalba, tai yra pagalba žmogui, jisai nukreiptas konstruktyvia linkme. Tuo tarpu žmogus jisai yra susikoncentravęs į savęs evoliuciją, savęs vystymasi, savo gabumų atvėrimui. Ir tai aukso amžius, jau šiais metais, jau galima vadinti aukso amžius. Žmogus čia yra labai nuoširdus, labai atviras, atviromis širdimis, vienas kitą palaikantis, vienas kitą suprantantis. Pati Žemė tuo tarpu jinai skleidžia labai ryškias spalvas, jinai yra gana aukštos energetinės vibracinio lauko ir žmogus yra prisitaikęs gyventi šiame lauke. Žmogus jau gali išgyventi iki 300 metų, jisai gali reguliuoti savo gyvenamumą trukmę, gyvenamumą ir savo sveikatą. Sveikata tuo tarpu tradicinė medicina jinai yra nuėjusi į šalį, nes visi cheminiai preparatai į tose vibracijose neveikia. Ir dabar taip pat galima pastebėti, kad dauguma preparatų neveikia jau šiose vibracijose. O tose vibracijose, kurioje Žemė yra, tai jau tradicinė medicina jau buvo seniai nuėjusi į šalį ir veikia tik tai energetinė medicina. Tai naujojo amžiaus gydovai, naujojo amžiaus gydytojai, kurie gydo energijomis,
kurie gydo vandenį, kurie gydo šviesa ir plazma. Energetinis gydymas stiprėja su kiekvienais metais. Jau dabar galima pastebėti, kad energetinis gydymas veikia geriau negu cheminiai preparatai. Taigi energetinis gydymas stiprės su kiekviena aukštesnė vibracija ir būtent tuose vibracijose, kurioje rodoma, kaip Žemė gyvuoja, tai tuose vibracijose išgydymas vyksta momentaliai. Taigi žmonės supras savo ligų priežastis, jie bus sąmoningi ir jie užkirtami kelią nedaleis tom energijom vystytis. Taigi sveikatingumas jisai bus pilna 100% įgyvendintas. Ligų tame amžiuje jau nebus. Žmonės gyvena harmonijoje ir balanse su visa gamta, su Žemė, su visata. Jie yra laimingi, jie yra džiugus, kažkokių destruktyvių emocijų jie jau neturi. Gyvenamoji architektūra yra pakeista į apvaliais gyvenamaisiais namais. Kai žemės resursai tapo nemokami, nebuvo būtinybės ir piniginiai reikalai taip pat nueidinėjo į šalį. Žmogus energomainus darydavo vienas kitam pagalboje arba savo kūrybą, nes kūryba yra pagrindinis šaltinis, o žmogus užsiema. Jisai skleidžia savo potencialą, jisai skleidžia potencialą, išveda į kūrybą. Tuo tarpu kvantinius kompiuteris ir jo išvesti aparatai yra pagalbininkai buityje ir visose sferose. Žmogui nėra galimybės ir nėra reikalingumo dalyvauti tose buitiniuose procesuose, taip kaip jam atsiranda laisvas kelias ir laikas skleisti save kūryboje, skleisti savo potencialą. Taigi šita ateitis, tai, ką man parodė, jau yra nulemta ir jau yra įrašyta. Ir šitas kelias, ir šito keliu Žemė eina. Jinai kelia savo vibracijas, jie eina savo evoliucinių kelių. Tas, kas nesuspės su jais, jie turės išeiti iš Žemės paviršiaus, eis į kitas planetas. Tuo tarpu Žemė vėl grįžta į savo vibracinę juostą, vibracinę zoną, kurioje jinai buvo dar prieš žmoniją. Kuomet atsirado patys pirmieji žmonės, jiegi buvo 5 platmės, 5 vibracinio dažnio. Mūsų akinimis tai toksai žmogus yra Dievas, nes jisai akimirksniu materializuodavo dalykus, akimirksniu materializuodavo tai, ką jisai norėdavo. Taigi mes link to ir einame, dėl to didėja tos energijos, dėl to didėja vibraciniai dažniai, dėl to jautrumas žmogaus taip pat didėja, jisai realizacija, jo materializacija vyksta pagreitintai. Taigi tą, ką jisai pasėja, tą jisai gauna momente. Ir mes link to ir eisime, kiekvienam skirtingų kelių, bet tas, kas jau gali išlaikyti aukštesnės vibracinės energijas, tas jisai jau gali materializuoti čia ir dabar. Taigi mes link to ir einame, dabar yra pereinamasis laikotarpis ir šitas laikotarpis yra rekonstrukcinis, tai yra tai, kas neša destruktyvę energija, tai kas neša destruktyvų įnašą į pasaulį, jisai turės išeiti. Taigi viskas vyksta atsisijojimo būdu. Tas, kas nesu žemės energijomis, jisai turės išeiti. Tai ir pradės išeidinėti jau pagreitintai. Taigi viskas dabar suintensyvėja ir pagreitėja. Galite matyti, kad pagreitėja laikas, galite matyti, kad viskas yra pagreitėję ir ne tik tai laikas. Karminės užduotis, karminiai mazgai, žmonės tam, kad galėtų greičiau išsivalyti, žmonės, kad galėtų išeiti iš giminių, iš protėvių karminių mazgų. Tai laikas čia yra jiems sąjungininkas ir laiko dar šiame gyvenime galime jas praeiti, būtent tuos mazgus, kurie buvo protėvių užmegzti ir mums perduoti. Taigi mes galime visą tai išgvildenti, praeiti ir nuimti giminės karmą, išeiti iš giminės karmos ir gyventi jau tik tai su savo karma. Taigi viskas vyksta valymasis, vyksta intensyvi rekonstrukcija, transformacija žmogaus, jo gyvenimo. Taigi sąmoningas žmogus, puoselintis savo energijas, keliantis savo vibracinį dažnį, jis yra tas laidininkas, kuris į Žemę instaliuoja kosmoso energijas ir tuo pačiu paima Žemės energiją materializaciją. Taigi mes esam tie laidininkai, tie kontaktuotojai, tie žmonės, kurie kūrė savo ateitį, kūrėme savo ateičius būtent savo ateityje, kitose gyvenimuose, tam, kad mūsų gyvenimai kiti būtų patys ko geriausi. Galėtume gyventi aukso amžiuje
ir būti laimingi, kad tos destrukcijos, kurią mes matėme iki šioliai, jau neliktų. Tai va tokią informaciją man davė Žemės sąmonė, va tokius vaizdus jinai parodė man, kaip mes gyvensime 2150 metais. Jau bus visiškai kitas amžius. Taigi, o iki šioliai vyksta transformacija, iki šioliai dedamas pagrindas naujiems geresniems laikams. Ir būtent šie metai yra lemiamieji, pagrindiniai, kuomet kūriamas fundamentas. Ir su tuo fundamentu yra atėjusios tos energijos, kurios kūrė šitą fundamentą. Taigi pereinama, žmogus turi pereiti į sąžiningumą, į krištolinį tyrumą, be melo, be apgaulės. Ir tik tai pastebėkite, kad tik tai šiuose energijose galės žmogus gyventi krištolinai tyras. Ir tik tai šiuose energijose bus ir finansinė energija. Kitokių atvejų nebus, kaip buvo anksčiau. Finansinė energija gausa, jinai reikšis tik tai aukštesniuose vibracijose. Mes visi turėsime atverti širdis, mes visi turėsime būti empatiški, dėkingi ir sąmoningi. Kitokio kelio išgyvenimui nėra. Dabar, kas bus netolimoje ateityje, tai žmonės, kurie bus kiek įmanoma sąmoningesni, kelinti savo vibracijas, jie visi eis, atsiskirdinės ir eis į gamtą, eis kuo toliau nuo miestų, nes miestuose bus energetinis vampiravimas, tiesioginė to žodžio prasme, tai yra mėsmalė, kurioje energetiškai žmogus bus įsunkiamas iki paskutinio lašo. Tai va tie nesąmoningi žmonės, kurie gyvena trečioje dar matricoje, kurie nori gyventi mieste, jie bus gyvens tenai ir jie bus, kuo toliau, tuo daugiau jie bus apkraunami, kuo toliau, tuo daugiau jie bus išglemžiami energetiškai, finansiškai ir visais įmanomas būdais, kad tik tai galėtų atiduoti tą paskutinę energiją. Tuo tarpu sąmoningi žmonės, jie, kaip ir sakiau, eis toliau nuo miestų, ieškosis gyvenviečių, eis arčiau prie gamtos, kursi savo gyvenvietės, atskiras gyvenvietės ir tose gyvenvietėse gyvens, stengsis kuo mažiau dirbti, kad galėtų save daugiau realizuoti. Ir nuo čia ir prasidės. Būtent tokie žmonės jie ir išliks. Tie, kurie bus kiek įmanoma sąmoningesni, kiek įmanoma eis nuo tų vergovės pančių, ieškos laisvės, ieškos galimybės būti laisvam ir kūrybiškam, galinčiam išreikšti savo potencialą. Potencialas bus norimas jį rasti, dauguma žmonių jį norės rasti, dauguma žmonių jį atras ir bandys išreikšti save, savo potencialą toje kūryboje ar tai dar kažkur tai, kur jam patinka. Kiekvienas žmogus eis pagal pajautimą ir tik tai pagal pajautimą galės jisai išreikšti save. Žmonės ieškos būdų, kaip nevergauti ir išgyventi kitoje aplinkoje, kur nėra vergovės, kur nėra darbo, sunkaus darbo, kuris galėtų juos išgvildenti, energetiškai išsekinti, o ieškos tų galimybių, kad atrastų būtent tuos išreiškimo būdus, tą savo kultūrinį ir kūrybinį potencialą. Taigi, kas dabar vyksta, dabar yra arši kova už kiekvieną sielą. Taigi žmonės išeinantis į užmiesčius, jie ieškos laisvės, jie ieškos įsireiškimo, savęs įsireiškimo ir laisvės gyventi. O tie, kurie liks tuose miestuose, jie bus pasmerkti pastoviam nuolatiniam vergavimui, nuodijimui, nes maistas ir vanduo ir toliau bus dar labiau nuodijimas. Žmogus tokiuose sąlygose, jo būklė vis prastės, vis blogės, kadangi jo sąmonė bus uždara, jis nesupras, kas ir kodėl taip vyksta, jis atiduos savo energiją, emocionuodamas ir blogose sąlygose. Taigi jisai atiduos save į pražūtį. Taigi procesas, kuris atskiriantis pelus nuo grūdų, jau jisai yra įsibėgėjęs ir kuo toliau vyks dar viskas greičiau ir dar viskas stipriau. Toksiški žmonės ir fantomai bus efektyviai šalinami iš žemės lauko, pervedami į kitus laukus, bet tik tai po apsivalymo, nes būtent trečiosios matricos apsivalinimo procesas, jisai ilgas dvasinėme lygmenyje. Taigi tokiu būdu vyks apsivalymas, į žemę pradės ateidinėti ir jau dabar ateidinėja sielos, kurios yra aukštesnių vibracijų iš kitų planetarinių sistemų ir jos duos ypatingą vibraciją, žemės vibracijos vis kils ir žmonės turės galimybę, būtent tie sąmoningi žmonės, kurie kelia savo vibracijas, eina savo evoliucijos link, jie
turės galimybę toliau reinkarnuoti Žemės sistemoje ir sulaukti tą aukso amžiaus. Kai kas iš žmonių sugebės pereiti į tuos ilgesnius metus, kuomet galės išlaikyti ilgiau savo sveikatą, nes bus sukaupę savo energetinį potencialą ir šita sveikata pasižymės visą jų gyvenimą ir tik tai pradės žmonės, tos sielos išeidinėti iš gyvenimo tik tai tada, kada jau pačios norės. Lygos pabiškiai pradės nueidinėti į šalį, nes žmonės supras, iš kur tos lygos vyksta, iš jų priežastis ir pasiekmes. Su kiekviena aukštesnė vibracija versis žmonėms jų savybės, jų ypatumai, tos, kurie jie senai turėjo, bet per ilgus gyvenimo ir reinkarnacijas, gyvenimo metus, jie ją pametė. Taigi vėl turės atgimti tas aiškumas, tas supratimas, tas sąmoningumas, jautrumas kiekvienam ir tokios savybės kaip aiškiaregystė, telepatija, teleportacija, viskas pabiškai pradės plėstis, viskas pabiškai pradės judėti prieki, nes kadangi žmogus atverdinė savo savybės, atverdinė savo tai, kas jisai yra ir tai, ką jisai turi, tas duotybės įgimtas, tik tai buvo daugelį metų užmirštos. Taigi vėl pabiškai viskas pradės atsiverti ir žmonės pradės eiti į kitą lygį. Taigi dabar yra prioritetinė savybė išlaikyti aukštas vibracijas, nesivelti į tas destrukcijas, į tuos karus ir į tas visas emocijas, kurios išlaiko šitą egregorą. Stengtis išlaikyti savo aukštas vibracijas, išugdyti tyrumą, sąžiningumą, kristalinį švarumą ir viskas jau yra nulemta. Viskas žmogus turi pereiti į kitą gyvavimo lygį.